Ar buvę tau taip, kad atsikeli ryte ir atsikeli toks dužęs, kad atrodo net esi girtas, atrodo net ko ne kambarys sukasi ir nesupranti, kaip tu galėjai atsikelt toks pavargęs, labiau pavargęs, negu jei miegot. Valandos pradžia. Laikas rytinėms žinioms. Bet žinoma, jokių žinių dar nėra. Visi miega savo šiltose ir patogiose lovose. Labanakt visiems. Tai man šiandien taip nutiko. Ir suskambėjo žadintuvui, aš paspaudžiau užrakinimo mygtuką ir persiverčiau į kitą pusę. Pati pirma mintis, kuri atėjo į galvą, buvo tokia, kad aš negaliu keltis, aš dar neįsimiegojęs. Dar man bent valandos kaip minimum, tai reikia laiko, taigi yra, tai galiu eit miegoti, dar tikrai užteks, dar spėsiu, dar iki kol reikės dirbti, tai dar jezu. Bet ta pirma mintis, jinai nebuvo mano, jinai buvo mano smegenų, kurios siekia komforto, kurios siekia patogumo, kurios siekia malonumo. O kam gali būti malonu kelt 4:30 ryte, kada tu jautiesi dužęs ir kai tu žinai, kad dar tau iš esmės tai laiko pilna iki kol prasidės diena. Homeris miega. Tačiau aš pradėjau dialogą su savimi. Aš pradėjau kalbinėti save. Mintyse sakau savo, man reikia keltis. Faktas, kad Agnai sako, dar pavargęs, dar reikia pamiegoti, dar reikia pailsėti truputėlį. Ir aš sakau, tai aš tiesiog nueisiu į kitą kambarį, atsisėsiu ir tada, jei norėsiu miego, tai aš kitam kambarį ant lovos tenais numigsiu. Jis galvos kokią minutę laiko. Galvoju gerai, šitoj lovoj atsisėsiu. Atsisėdu šitoj, atsisėdu lovoj. Gerai, nesunkus darbas, atsisėsiu. Atsisėdu lovoj, galvoju, jeigu jau atsisėdau, tai galiu dabar ir atsistot. Atsistosiu, nueisiu iki kito kambario, lova yra, atsigulsiu. Nuėjau kitą kambarį, atsisėdau ir kaip ir jau pasiruošiau gult. Bet aš žinojau, kad aš save apgaudinėju, meluoju, stengiuosi įkalbėti, kad eit kažką daryti. Ir atsisėdau. Miego noras ilgą laiką buvo. Tačiau pasėdėjus 10 minučių, neužmigus tą 10 minučių, štai aš ir čia. Tiek to, grįšiu į pradžią. O ne, sutraiškiau tą siaubingą lervą. Ką man daryti? Greitai užkas, kol niekas nesužinojo. Aš pasakysiu. Nė velnio. Įsivėlėme abu. Kelio atgal nėra. Taip. Hamza Ahmedas savo video pabaigoje sako vieną catchphrase. Jisai sako, dirbk sunkų darbą, ypatingai tada, kada to nenori daryti. Ir dar jis kalba apie tai, kad praktiškai visi jo pažįstami verslininkai, jo visi pažįstami sėkmingi žmonės, jų karjera, jų gyvenimas, jų finansai į kitą lygį pakilo tik tada, kada jie iš esmės užsidarę savo kambaryje, anksti ryte, grindindavo kiekvieną dieną, dėjo didelės pastangas, praktiškai visą dieną dirbdavo. Iš esmės aš galiu patvirtinti tai, nes prieš kokius 5-6 metus pas mane gyvenime buvo etapas, kada aš dirbau per 2 darbus. Aš kiekvieną dieną, nesvarbu ar tai yra penktadienis, pirmadienis ar sekmadienis, aš keldavau 4:30. Eidavau į savo pirmą darbą ir ten be pertraukos dirbdavau iki maždaug 11:30. Tada greitai varydavau namo, persirengdavau ir eidavau į kitą darbą, kuriame dirbdavau iki 6, 7, 8, kartais net ir iki 9. Tai būdavo rečiau. Ir po to darbo, nieko nelaukęs, iškart važiuodavau į salę pasportuodavau, tada važiuodavau kažkur valgyti, nusipirkti ir grįždavau namo. Kiekvieną naktį grįžęs namo, aš pasižiūrėdavau į veidrodį. Ir ką aš pamatydavau veidrodyje, atrodė baisus snukis. Tikra ta žodžio prasme. Kiekvieną kartą pasižiūrėjęs į veidrodį, aš matydavau, koks aš esu pavargęs. Bet aš atsimenu tik vieną dalyką, vieną bruožą, kuris buvo labai aiškiai matomas. Tai mano plati šypsena. Edukacijos centras. Gerai, visi nusišypsokit, kiek tik galit.
Atsipalaiduokit, visą rūpestį palikit kabliams. Ko čia šypsaisi? Aš pamatydavau, koks aš esu pavargęs, išsekęs, bet aš visada buvau su šypsena. Aš žinau, buvau su šypsena, nes aš didžiavausi savimi. Aš žinau, kad aš atidaviau visą save, aš padariau viską, ką aš galėjau. Tuo gyvenimo etapu mano karjera ir finansai iš esmės buvo pačiam aukščiausiam lygiai. Tos papildomos pastangos, jos nebuvo bevaisės. Matai, dažniausiai tos pastangos, kada dirbi, nors ir nenori, tingi, dažniausiai atneša labai vaisingus rezultatus. O tinginystės nugalėjimas dažnu atveju yra tiesiog dialogo su savimi pačiu laimėjimas. Tavo smegenys siekia komforto, malonumo, pasitenkinimo, nes tiesiog jos taip yra sutvertos. Mūsų visų smegenys yra tiesiog taip sutvertos. Todėl ir visi dalykai ir visos veiklos, kurios suteikia šios jausmus, yra labai priklausomos. Tavo smegenys sako ne, o tu sakai taip. Ir kurio žodis bus paskutinis, tas ir ims viršų. Tai jūsų egzaminas, 50 klausimų. Rašykite teisingą arba klaidingą. Teisingą. Homeri, aš tik aiškinu taisyklės. Teisingą. Homeri, atsakinėk į klausimus ir tau pasiseks. Klaidingą. Gerai, smegenys. Jūs nepatinkat man, aš jums. Bet pasistengkite išspręsti testą ir aš paskandinsiu jūs aluje. Sutarta. Galbūt truputėlį per abstrakčiai kalbu, bet iš esmės, kada tu nori daryti kažkokį tai darbą ir tavo smegenys bando nuo to darbo tave atkalbėti, bando ieškoti kažkokių pasiteisinimų ar tai kažkokių kompromisų, kad nedaryti vieno ar kito veiksmo. Tada tau visą šitą minčių grandinę reikia nutraukti kažkokiu tai veiksmu. Pavyzdžiui, kaip aš atsisėdau. Atsisėdau, mintys pasikeičia. Atsistojau, mintys pasikeičia. Perėjau kažkur, mintys pasikeičia. Aš tą pasiteisinimų, kompromisų grandinę, aš ją bandau klasta nugalėti. Pavyzdžiui, suskambėjo žadintuvas ir tu nenori keltis, esi pavargęs. Galiai tokios mintys, kad, dar 10 minučių. Į darbą, ten darbas prasideda 9, man nuvažiuoti iki darbo, 10-20 minučių, įsivalau dantis, nusiprausiu, apsirengiu per 15, pusryčių gal tada nevalgysiu, galėsiu ilgiau pamiegoti, pagulėti, o gal iš vis net nekelsiu. Parašysiu, kad sick day, sergu šiandien, prastai jaučiuosi, žinai, parašysiu, dirbu iš namų, dabar greitai, parašysiu, dirbu iš namų, gulsiu į lovą, įsimiegoti. Labas, ką ten darai? Iš mokyklos ateis laiškas, aš turiu likti namie ir sutrukdyti mamai su tėčiu jį gauti. Mama, turiu temperatūros. 39 ir 4. Šiandien į mokyklą neisi. Nors tikslią temperatūrą galima sužinoti tik vienaip. Bartai, kelnes. Užsimerk ir galvok apie malūną. Taip, 39 ir 4. Liksi namie. Kaip tu? Nenori apie tai kalbėti. Supranti, tikriausiai nekartą esi girdėjęs savo mintyse tokius dialogus ir tu galvoji, kad čia tavo paties mintys, bet iš tikrųjų tai yra tavo smegenys, kurios siekia komforto, siekia gulėti lovoje patogiai, maloniai, šiltai, užuot kad kėlusis ir eit daryti dalykus, kurie yra sunkus, kur reikės pastangų. Bet iš esmės, pasakydamas savo, kad tu darysi tik mažą labai darbą, tu pradedi judinti labai didelį akmenį ir užkuri veiksmų grandinę. Pavyzdžiui, tau reikia rašyti kažkokį baigiamąjį darbą, ar tai kažkokį raportą darbe, ar suvestinę, ar kažkokį kitą darbą, kuris iš esmės yra nuobodus arba reikalaujantis daug pastangų. Tavo mintys atsikalbinės, kad dar tau yra laiko, dar spėsi, rytoj pradėsi, geriau eisiu dabar kažką pasiruošiu tiesiog, dabar nepilnai esu susikaupęs, man trūksta kažką biškį pasižiūrėti, arba čia reikia namie pasitvarkyti, ar tai darbe kažką reikia padaryti. Ar nori pasilikti 2 metams? Susikaupk. Galbūt šitą grandinę tu galėtum nutraukti tuo, kad tiesiog sakysi savo, davai aš tiesiog atsiversiu laptopą ir įsijungsiu Wordą. Parašysiu aš tik 5 sakinius. Parašysiu 5 sakinius ir viskas.
Tiesiog tam, kad jaučiausi, kad šiais tiek padariau, nesuksiu galvos, bus labai lengva, tiesiog atsiversiu laptopą, įsijungsiu Wordą, 5 sakiniai, tiesiog išpuls iš galvos ir viskas. Negi tu parašęs 5 sakinius, užversi laptopą, sustosi ir padėsi į šoną, accomplished, pasiekiau. Tikrai, kad ne. Tu parašęs 5 sakinius, parašysi 6, 7 pastraipą visą ir nežinau, sky's the limit. Gali būti, kad ir visą darbą pabaigsi. Pavyzdžiui, atėjo tau laikas sportuot ir tu jautiesi toks aptingęs, galbūt pavalgiai, galbūt tiesiog užsisėdėjai sofoj, ar tai prie kompo, ar tai prie ragelio ir galvoji, blem, ar taip viskas gerai atrodo, man taip gal tą salę nereikia, rytoj nueisiu, o gal vėliau nueisiu, nežinau, kažkaip šiandien nenuotaika. Tai šitą minčių grandinę gali sulaužyti kažkokiu veiksmu, tarkim, žiūrėk, į salę neįsiu sportuoti, nes ten daug pastangų, kol nuvažiuosiu, kol viską, žinai, susiruošti, visą kitą. Davai, aš tiesiog apsiausiu batus, apeisiu ratuką lauke. Tiesiog apeisiu ratuką, grįšiu, žinai, ir viskas, ir sėsiu vėl atgal prie savo veiklos, kurią dabar darau. Tu apėjęs ratuką, prasiblaivysi, prasičiūchysi, galėsi eiti sportuoti. Nesvarbu, kas tai per veikla. Suprask, kad tu gali kontroliuoti ir naratyvą ir iš esmės apgauti patį save ir daryti tai, ką iš tikrųjų reikia daryti. Baigta.